Labą dieną. Žodžiu, biški naujienų virtuviai. Keičias planai vėl. Susistatėm tų virtuvinį komplektų. Biški čia pradėjom burt. Šiaip čia vienas turėtų būti stalčiais ir vienas čia. Čia didelis spindutės duris ir čia mažos spindutės duris. Žodžiu, perkėlėm stalčius, kad būtų abu viršui, nes galvojam ten kokiom tom petelnėm ar blekom susikišti, paorkait ir tai bus gerai. Nu, kaip ir viskas okei, viskas labai gražiai atrodo, čiki-piki, patenkintus. Ir žiūrim tada tų mūsų kampelį, irgi gražiai atrodo, užuolaidytė, viskas puikiai telp. Bet tada pradėjom matuotis ir galvoti, o kaip čia būtų, kad jeigu čia biški gaut dar tokią stalviršę ir dadurt tokia iki galo čia. Pala, jums šviesų gal gražiau bus. Ne gražiau. Gražiau. Nu, pradėjom žiūrėti, matuotis, kiek čia būtų, kiek, kad dar tilptų šaldytuvus, kad padarytų tokį grinai nuo šaldytuvo iki pat galo tą stalviršį, pakištą skalbenkę, įdėti kriauklę. Ir gavas, kad mum kažkur reikia dar 1,20 m stalviršio, jeigu norim, kad viskas būtų taip vienodai. To tokio stalviršio atskirai nėra kur gauti, jis eina tik tai komplektą. Bet pasirodo yra tokia pat spintelė, vat kaip šita, tik tai iš 2 dalių. Eina, vat tos nėra kur orkaitėj, tik tai va taip, vien stalčiais, mažos durėlės ir didelės durėlės. Tai žodžiu, nuvarėm į Ikėją, nusipirkom tą spintutę ir ta spintutė eis čia. Tai žodžiu, šitų virtuvytį su visom tom užuolaidytėm, nešam lauk, viską vėl reikia atjungti, skalbenkę atjungti. Nusipirkam kitų kriauklį, parodys biški vėliau, bet, žodžiu, su ta spintelė bus tok biški problemytė. Nu kaip problemytė, nebaisė didelė, bet biški bus pjaustym. Aišku, reiks išsipjauti kriauklę į skylę, kranui išsigręžti skylę, po to šonė skylė vat, kanalizacijai ir vandens padavimui. Bet kas yra, mato, čia tas dugnas tų spintelių, jis toks biški pakelt. Ir mum, kad tilptų pakišti skalbenkę, mum jį turi stovėti ant žemės. Tai kažkaip gausim išpjauti va šito gabalo toj kitoj spintutėj. Kad eitų va ta spintutė stalviršis iki galo, takoj, ir dugnas tik tai vienoj pusėj, nu šitoj. O ten skalbenkė. Tai žodžiu, reiks biški čia paburt, pamodifikuoti, nežinau kaip gražiai gausis, bet bent jau viršus taip atrodytų, turėtų būti normaliai. Jis biški praplatės, šitas yra 1,10 m, tai bus po to 1,20 m, dar tas biški pasitrauks, užsipildys vis tarpu, bus gražiai iki pat šaldytuvo, visas gražus vienod stalviršis. Nu va, vėl tušč, tik dar tuščiau, nulupo plintusą. Kadangi su plintus nėra čia tų iškirpimų, tai neprisistum iki galo tą šiep ir būn tarps čia prie sienos. Tai sakam, išimsim plintusą, kad eitų normaliai pristumti, kiek ein pristumti. Ir tai gal biški klius už palangės, bet jau palangės, nu, bent jau kol kas dar nenusprendė nupjauti. Tai, man atrodo, bus gerai. Tik tai čia, kadangi išgremžiau tada ir dabar jau pasistatys nebetok ten tą kriauklė, kur su to baltų rėmėliu, kur prie visko galim prieiti. Tai biški užtaisys čia tą išgramžą, kad tiesiog kada išdžius, tada išdžius, jeigu išdžius. Ir čia, kai jau išdžius, tai jau spintelės tos nebetrauksim, tiesiog su pinzeliuk nudažys ar su volelį ir viskas. Tai žodžiu, tik apsilygins, kad po to nebereiktų tepliuoti. Nu va, biški patepliojo sieną šiek tiek. Čia šitam gali biški gražiau, čia ir netep gražiai. Išsipjovė skėlis šoniniai toj lentoj. Irgi netep jau gražiai, bet svarbu viskas išlindo, kas turėjo išlysti. Žodžiu, bandysim dabar biški surinkti tą vieną šoną. Ir pažiūrėsim, kas čia gaunas, kaip čia viskas telpa. Nu, biški susistatėm tų budelų tokį. Žodžiu, šitų galų reikia nupjauti, užsižymėjom iki kur čia bus. Šits nusipjaus ir tėtų nusipjaus. Ir šitas nusipjaus. Paliks tik vien spintutę, tik tai plius čia reiks dadurt kažkokį kojelę.
Tikriausiai. Pasimatavom vis tiek mums per daug ankšt, tai skalbenkį įkišti. Gaunas per daug trump stalviršis ir, žodžiu, sudėtingai. Tai šitą storą tokį perskirimą metam lauk, pjaunam šitoj pusėj vietoj tos ir dedam iškart šitą šoną ten. Tai susitaupys 2 cm ir gausis kaip tik viskas. O stalviršio gals sugalvosim. Arba biškį čiut užsileis ant šitos kojos, arba čia reiks dar kažką prisukti, kad ant kojom būtų atsiremti. Sugalvosim, pažiūrėsim pagal ilgį, kaip čia gaunas. Tai va. Žodžiu, dabar šitom lentynom nusipjovė, naujosiom lentynom, nusipjovė gals nėra jokių skylių. Ir galvojau iš pradžių tiesiog pasižymėjau, kur maždaug turi būti ir prisukti su medvaržčiais, bet pagalvojau, kad gal atsižymės ir tiesiog išsigręš skylis, kur reik, čia, ten, visur užsižymėjau. Ir bus, kur reik tokie kuliukais, čianai. Tik tai vienoj vietoj biškį pakeis vietoj va šitokio tvirtinimo su tokiu varščiuku, kur čia turėtų va taip įsileisti ir ten užsirakinti. Bus toks varščiuks, kur tiesiog įsisuks. Tai čia vietoj šitos skylės reiks gręžti šiek tiek plonesnę, kad tas galėtų įsisukti. Nes kaip tik atliek mum 2. Ir, nu ir va, ir kaip tik bus. Nu va, dabar tik susisuktie. Čia viršų ir taip su tokiais turėjo būti. Tik apačioj turėjo būti kitokia. Čia vieną skylę per daug išgręžiau. Nu va, turim šepelį. Super, ne? Kaip atrodo? Liuksiškai. Bet va, ir kojyčių klausims išsisprendė, nes ir normaliai dabar 4 kojytės. Žodžiu, viskas taip, kaip turi būti. Na, gan neblogai gaunas. Tik tai bandau svarstyti viską pagal gulščiuką. Ir šitas gals biškį taip aukščiau, nes tos lentos užeina. Biškį jaučiu tą visą reiks čiut ant centimetro kažkur į viršų kelti. Gerai, kad yra tų atsukti tokios tos kojytės mažytės. Tai dar man atrodo, nu aišku, čia ne per daugiausiai yra jom to laisvumo dar kur eit, bet dar biškį yra. O ten susukti jau pilnai iki galo ir už tai šitos žemiau negali paleisti. O čia įsukiau toks. Čia turėtų būti prie sienos prisisukti su jais. Bet bus gerai vat ir kitam tam stalviršiui suleisti. Tai žodžiu, taip viskas neblogai gaunas. Tik dar biškį ir žaidimą. Na, mūsų nauja kriauklė tokia bus. Su džiovyklė indam, naujas krans ir apsibrėžiau va išpjaut. Iš pradžių galvojau, kad reiks tik tai išpjaut tokiam tam pačiam dubeniui kriauklės, o tas šons tiesiog, ta džiovyklė tiesiog nusimet ant stalo, bet ne, pasirodo išsipjaun toks vat visas, nes turi prisiveršti normaliai, prisitvirtinti. Tai, žodžiu, atsimatavom ir apsipjaus to, išsipjaus ir žiūrėsim, kaip čia pavyks įdėti. Atlet bardakų parodyti. Aha. Ne ekstremaliai gražiai, bet turėtų veikti. Kaip čia buvus? Labai gražiai. Spindinti. Labai gražiai. Žodžiu, čia biškį kažkaip reiks dar biškį išsipjauti, nes tos per plačios, tos lentelės. Taip. Va. Žodžiu, kriauklė liuks. Atsimatavom, kur kranui skylę gręžti. Daugmaž. Iš pradžių su tokį plongraštelį prasigręžti.
grėžiam čia tiesiai jau ant šito, ant tos spintelės, nes ten dar reikia per tą lentą pragrėžti. Lemba gal nelabai matos. Bet žodžiu, va tokia lentgalė irgi ir tai per abi turi praeiti. Su tokiu va, kaip tik 3-5 mm, kaip tik turėtų tikti. Na, graži skila. Labai graži. Liuks. Super. Na, pažiūrėjau, ar tilps, tai žarnokai. Nu, pabandyk. Vau. Vauza. Nu, super. Tiesiog patraučiu karnoje, ne? Labai. Geras. Liuks. Nu ko, reiks viską jau jums tada montuoti. Davai. Bet tik tai dar reikia to silikono užtepti. Užtepam. Užtepam. Davai, man irgi darbo. Komplektuką ant tokių gumų. Man atrodo, čia gal nuo triukšmo ar nuo ko, kad labai nebildėtų tą kriauklę, kai vandenį leidi. Nu taip susiklijuoji. O žodžiu dar šičia, ant to pasirodo reikia silikoną pritepti. Va. Tep ir sušpakliuoti, išmuzuoti. Užtaisėti. Nu tai pasiėmė silikoną, turi juodą, tokį nuo vonios laikų įrenginėjimą. Tai kaip tik jau geriau matysis, kur jau patept, kur dar ne. Nu, pažiūrėjau. Blemba, reikia geriau išsikrapštyti tą tubiką. Nes čia... Biškai paspausk čia ant šito. O, Nu. labai gerai. Specialistė patarė. Jis dabar viską žino apie šitas visus silikonus. Jau, čia yra geras daiktas. Aš jau ieškau nusipirkti savo tą šautuvą. Sakėm, pirksim tą tokį gaidrėlę. Na. Nu, bet kvapelis tai irgi geras. Man patinka. Patinka. Tau ne? Nu, toks acto. Man patinka. Bet jau kai art prikišniuosi, tai... Stipriai taip duoda, ne? Duoda. Žodžiu, apsitepėm čia, visur, kur viskas atver, čia aplink vamzdžius, čia aplink kanalizaciją ir pasirodo ir dar vien problemytė. Dar čia apsitepėm aplink kraną. Pasirodo, eingi šitie tvirtinimai. Ir anie, taigi man neapkabins šitos antros lentos atraminės. Tai žodžiu, reikia padaryti toks įpjovimus, kad dar čia paleistų biškį po to stalviršių, kad tie kabliukai būtų, kur, tiem kabliukam būtų kur įsikabinti. Ir čia, ir čia, ir ten, ir ten. Tai žodžiu, vėl reikia nuimti stalviršį ir apsipjauti. Šitoj pusėje gerai. Jeigu neapsipjaunam, tai tik tai galim va tuos ir čia galę įkabinti. O čia kur va priekį ir galę kriauklės gaunas, kad liek be tvirtinimo, tai kaip ir šuts būtų. Žodžiu, nusikeliam greitai stalviršį ir dasipjaunam. Na, tikiuosi, pataikėm išsipjauti, bet jau dabar silikono nebetepsi. Į ką po to užtepsi iš apačios. Trauk per kūns. Žodžiu, vis tie kabliukai iškart susikabina ir reiktų pileisti. Blemba, nelabai. Neteisingai išsipjauam. A ne? Klecha. Atsargiai iškriso nejuk. Tam galia karai gal priekį. Čia kažką nugrybinau vieną. Žodžiu, netidikas skylės biškį kaip išsipjom, tai gal vėl nusiimt stalviršį, praplatint vieną skylę. Nu ir dabar man atrodo gal atitiks, bet taip jau tik. Kažkas taip nelabai. Įlinda? Nu įlinda.
Pasimatuojam, kad būtų tiesiai. Tas gal biškį čiūčiutį tą reikia. Žodžiu, viskas liuks su kriauklė, gražiai prisispaudė. Čia kipikė. Tikrai tam šitą apšoniškai turbūt. Jo. Jo? Ne. Ok, biškį palaikyk. Eik, tu saugoks. Tok šikarną kraną nesam turėję. Ne. Ir kriauklės. Jo. Ir spintelės, ir stalo, ir virtuvės. Žodžiu, nieko nesam turėję. Iš vis. Aida, kūjevutė pastebėję. Tai, žodžiu, kaip susideda šitas stalas, sutamp rašts to medžio imitacijos. Taip, kad vos ne kaip būtų iš vieno išpjaut. Žiauriai kietai. Maladėt, reikia jis tai pagalvoja, kad bus sujunginėjimus tie. Nu, žo. Biškį prailgintojų reikia, kaip ir pirmai, kad reikėjo. Nu va, čia po tą spintelę irgi taip nemažai vietos gan. Tas sifons, biškį reiks dar kitaip šiek tiek pajungt, kad taip eitų gražiai palei čia pagal tų kampų. Ir bliamba, čia dar daug visko galės prisidėti. Ai, mesgi nusipirkam da tokį išsitraukiamą tą lentynėlę. Čia šonė prisitaisys ir tok čik tai išvažiuotin su kemfeiriam susidėtum kempiniam da kam nors. Nu, ža, ryt skalbenkį reik pasijungt. Elektrą reik pasijungt. Ir dukovkė atėjo. Tai ir dukovkė reik įsidėti. Nu ir dar plus reik, matot, šitas kipein biškį aukščiau. Tai reik tada kelti. Bet dabar jau nebedaug aukščiau gavos. Biškutį, tik tai pusę centimetro, gal mažiau netgi. Tai žodžiu. Pareguliuosim tik tai kojic ir bus fantastik tiesiog. Blemba, kaip fainai. Nu tai va, tok dienelą, gan produktyvi, daug viską įvyko. Nu kaip, daug labai visko įvyko tai nedaug. Pasistatėm spintelę ir kriauklę ir pasijungėm vandenį. Vieną spintelę išnešėm, kitą pastatėm. Bet tiek daug to visokio pjaustimo, čia to matavimo buvo, kad atrodo kaip kad baisiai didelis žygdarbis nuveikts. Bet žodžiu, viskas super. Ačiū, kad žiūrėjot. Einam gult. Susimatysim kitoj serijai. Čiau.